Ką, mėlyjeji, 25 metai jau prasidėjo, darbymetis jau prasidėjo, atostogos pasibaigė ir aš ateinu pas jūs su tokia netikėta istorija, kuri mano klientui nutiko užvakar. Vakar jisai man parašo, kokia įvyko jam trauma. Jisai neteko nykščio, visiškai neteko nykščio, jisai jau turi išrašus, man parašė jo žmona, paklausė, ką mums dabar daryti, ar mes gausim išmoką. Aš sakau, žinoma, kad gausit. Tokios traumos per 11 metų pas mano klientus dar nėra buvę, arba jeigu buvo, bet tiesiog nepasakė, bet tikriausiai būtų pasakę. Ir aš užeinu į traumų lentelę, nes visų skaičių ir procentų nebeatsimenu, kiek kas už ką gauna. Ir aš jums dabar parodysiu pačiam poste, aprašyme po mano šito reelsu, kokios išmokos yra žmonėms už tą pačią traumų lentelę, kurią moka žmogus vienodai. Jūs mokate tą pačią traumų lentelę, turite, kitas žmogus pas mus kompensui moka už traumų lentelę, irgi įeina visi tie patys dalykai, mes neskirstom lentelės kažkaip kitaip, suaugusių, vaikų, paauglių neskirstom. Viena ir vienintelė traumų lentelė, kurią naudojasi visi žmonės, kurie apsidraudžia pas mus. Aš atsiverčiu jo polisą, žmogus yra apsidraudęs 20 000 eurų traumų draudimu, jisai netenka savo nykščio ir šiai dienai jisai gaus tikrai solidžią pinigų sumą, kuri, aišku, to nykščio jam jau nebepriaugins, bus tokia, kokia yra situacija, bet ar žmogui yra malonu paskambinus į įmonę ir sužinoti, ar jisai gaus išmoką ir kokią, tikrai yra gerai, nes jisai žino, už ką jis moka ir kad gauna išmoką. Aš jums parodysiu ir paaiškinsiu, kad traumų draudimas tai nėra tik tai apie tai, kad už lūžį, už pasitempimą, už išsinarinimą, už užsiuvimą ar nudegimą. Tai yra dalis, kurių gali žmogus tiesiog netekti netyčia, neapgalvojus, netekti savo darbe, gali netekti laisvalaikio metu, atostogų metu. Tu niekada negali žinot, kas tau gali atsitikti, netgi dirbant šitam žmogui IT specialistui. Įsivaizduojat? IT specialistas, kuris kažkada pasiryžo savo sveikatą apdrausti 20 000 traumų draudimu. Šiai dienai jo laukia solidi suma. Ir didžiulis iš manęs palinkėjimas, kaip nors sugyventi su tuo, kaip nors išgyventi tai ir kuo greičiau pasveikti, kad būtų viskas be komplikacijų. Jeigu šiam žmogui einant toliau, gydantis toliau pirštą, vyktų kažkokios komplikacijos, reikėtų antros operacijos, kažkas atsitiktų, mes taip pat kaip bendrovė mokam ir už komplikacijos, kurios tęsiasi po to bėgyjant, ir jeigu reikės dar vienos operacijos, nes yra tai buvo mano klientų, yra 6 operacijos su tuo pačiu dalyku, buvę ne iš naujo traumų, bet tiesiog ten buvo labai ilga istorija gyjimo ir žmogus gavo ne vieną išmoką iš mūsų bendrovės. Tai aš kiekvieną paraginu pagalvoti labai gerai. Mes šiandien dirbam, uždirbam pinigus, einam į darbus. Kaip jūs galvojat, ar šis žmogus bus 100% taip pat darbingas kaip prieš savaitę laiko? Ne. Šiam žmogui ar tikrai reikalingi pinigai? Taip. Kiekvienas žmogus, kuris turi šeimą, kuris dirba, kuris yra sveikas ir tampa vieną dieną ne visai pajėgus dirbti taip, kaip dirbo, galų galę skausmai, antibiotikai, sveikatą pataisyti po to, operacija ir taip toliau. Viskam reikia pinigų. Niekas tau jokių pašalpų nemokės už tai, kad tu netekai nykščio. Dabar tau nesumokės, kad tu dabar turėsi kažkaip tai atsigauti, kažkaip tai galbūt nedirbti, o šeimą ir visus įsipareigojimus mokėti reikės taip pat. Niekas nuo to nepabėga. Tie dalykai nuo tavęs nepabėga. Tai va, tai drauskite save, nes pinigai, kurie ateina iš draudimo, tada jie ateina, kada jums jų labiausiai reikia. Sveikatos 25 metais visiems palinkėsiu.